Druskininkų viešoji biblioteka pirmoji atnaujinta moderni savivaldybės kultūros įstaiga, šiandien atvėrusi duris ir druskininkiečiams, ir kurorto svečiams. Bibliotekos atidarimo iškilmėse šiandien sulaukta Seimo narių Česlovo Juršėno ir Justino Karoso, kultūros viceministro Deivido Steponkaus, savivaldybės vadovų ir tarybos narių, kolegų iš kitų bibliotekų, leidyklų, bičiulių iš įvairių savivaldybės įstaigų bei menininkus buriančių organizacijų. Kaip rašė vaikų rašytojas Strida Lindgren, jei žmogus turi ateitį, ją turi ir knyga. Juk sykį išmokęs ieškoti knygose džiaugsmo ir paguodos, mes be to nebegalime apsieiti. Daugybė žmonių knygos reikalingos kaip duona ir druska. Ir tai bus, kiek mes beišrastume įmantrių kasečių, televizorių ar kitų pakaitalų. Aš manau, kad miesto biblioteka, o šiuo atveju tai miesto centrinė biblioteka, yra reikalinga ir svarbi kiekvienam miestui, nekalbant jau apie kurortą, kuriame yra ne tik tai vietinių žmonių, bet ir taip pat svečių. Tai yra ir kultūros židinys, tai ir šviesos židinys, tai yra vieta, kur galima ir susikaupti, ir susirinkti, ir padiskutuoti, ir pakalbėti, ir pabendrauti, net ir kaimynams, tie, kurie galbūt nesusitinka savo napo laiptinėje ar gretimai gyvenantis. Tai yra tiesiog kultūros židinys reikalingas kiekvienam miestui. Ir aš džiaugiuosi, kad po tiek metų, dėja tenka apgailestauti, kad reikėjo statyti tiek metų, bet šiandien yra ta diena, kai druskininkiečiai ir druskininkų svečiai turės šį objektą. O jis yra išskirtinis, jau nekalbant apie išskirtinį dizainą jo. Na, išskirtinis galbūt yra tuo, kad mes labai daug dėmesio kreipiam ir pačiai tiek pastato formai, tiek patiems baldams, tiek pačioms erdvėms, kurios yra reikalingos būtent įvairiems renginiams, kurie galės vykti šiame objekte. Renginyje dalyvavę svečiai pabrėžė rašytinio žodžio, o kartu ir bibliotekos reikšmę. Seimo nariai Česlovas Juršėnas bei Justinas Karosas Druskininkų savivaldybės viešai bibliotekai jau padovanojo daugybę knygų. Čia yra didelė šventė. Iš vis nauji statiniai, nauji rūmai, iš bet kurios ryties yra svarbu, gražu ir malonu. Bet kultūros židinys tai yra ypatingas dalykas, nes jie rečiau atsiranda, jiems yra mažiau dėmesio, jiems finansavimas yra pabaigoj, paskutinė eilutė arba kas lieka nuo kitų. Tai va štai jeigu tai pavyksta padaryti ar valstybės, ar jų labiau savivaldybės dėka, tai galima tik tai džiaugtis, sveikint ir jeigu gali, turi padėti. Kai sužinojau, kad čia bus naujas aukštesnio lygio židinys, nutariau, kad reikia prisijungti, jo labiau, kad su druskininkais esu vienaip ar kitaip susijęs. Tai pirmos 2 dėžės anksčiau atkeliavo, 3 su savim atvežiau, o 4 jau pildoma mano kambaryje ir artimiausiom savaitėm dar atkeliaus 1 ar 2 dėžės. Druskininkai verti pačios aukščiausios prabos, pačio aukščiausio vertinimo. Tai vadinasi, ir jeigu aš vienas iš Lietuvos piliečių galiu prisidėti, tai aš šitai jau padariau dabar ir dar darysiu. Tegul klestės druskininkai. Druskininkai šalia tų visų materialinių, fizinių stiprinimo priemonių gauna tikrai labai svarbų objektą dvasiniam žmonių tobulėjimui, be kurio aš neįsivaizduoju druskininkų gyvenimą. Dabar antrą klausimą atsakau. Tai Juršėnas, žinoma, yra iš tiesų knygius, bet jeigu taip lenktyniaujant, aš galėčiau įveikti, kadangi aš knygų savo gyvenime sukaupęs pakankamai daug, matyt, truputį daugiau negu Juršėnas, nes mano gyvenimas praėjo ne knygas skaitant, tik tai su jom dirbant. Aš 28 metus dirbęs universitete, dėl to mano biblioteka yra praktiškai pakankamai gausi. Aš galvoju, iš tiesų pamažu pervešiau į druskininkus. Koks žmogus užauga tas, kuris skaito? Vienas dalykas, kuris man regis yra svarbus, tai padaro žmogų jautrų kitiems žmonėms. Kadangi visos iš esmės knygų istorijos, jeigu imti bet kokią literatūrą, grožinę literatūrą, paremtos, taip sakant, to žmogaus jausmų lavinimu, jautrumo lavinimu. Ir aš manau, kad tie, kurie knygą skaito, tai ne tik tai įgyja, taip sakyti, tokį mokslinį intelektą ir taip toliau, bet įgyja tą jausminę pusę, be kurio žmonių gyvenimas būtų labai skurdus. Įkurtuvėmis žinia labiausiai džiaugiasi bibliotekos kolektyvas. Šiuo metu biblioteka sukaupusi per 110 000 spaudinių fondą. Viešoji biblioteka prenumeruoja 96 pavadinimų periodinius leidinius.
Ir taip pat bibliotekoje veiks moderni periodikos skaitykla 40 vietų. Kadangi druskininkai yra savitas kurortas ir viešoji biblioteka taip pat įsilies į šio kurorto plėtrą, taigi turime knygų rusų, anglų, vokiečių, lenkų kalbomis ir žiūrėsime, kokie bus srautai ir pagal tai užsakysime knygas. Šiuolaikiška ir dėl daugybės langų itin šviesi miesto biblioteka knygų mylėtojus pasitinka po daugiau nei 5 metų trukusios pastato renovacijos. Druskininkų savivaldybė viešosios bibliotekos rekonstravimą pradėjo vykdyti dar 2007 metais. Bendrai įgyvendinto projekto vertė 6 400 000 litų, o jo rangovas bendrovė Kortas. Unikalaus dizaino statinys savo architektūra primena užverstą knygą, mat kuriant naujosios bibliotekos erdvę, atsisakyta uždarų knygos sandėliavimo patalpų principo ir suformuotos atviros, patogios bei patrauklios viešosios erdvės. Bibliotekoje įrengta atskira interneto skaitykla su modernia kompiuterinė įranga, fonoteka, suaugusiųjų abonementas ir 2 periodikos skaitykla, o mažųjų skaitytojų laukia itin jaukus ir spalvotas Astridos Lindgren vaikų bibliotekos skyriaus abonementas ir skaitykla. Čia yra mano knyga ir čia yra mano biblioteka, tai manau, kad labai faina čia ateiti praleisti savo laiką turiningai, sužinoti daug naujų žinių, nes čia yra begalė įdomių, vaizdingų knygų, kurios tikrai, manau, kiekvienam vaikui, tikrai kiekvieno amžiaus žmogui tikrai labai praverstų paskaityti. Tikrai labai gražios patalpos ir tikrai labai čia yra šviesu, vien ta nuotaika, kad jinai čia yra žymiai malonesnė ir čia gali įsirinkti bet kokio tipo savo mėgstamą knygą susirasti. Tai kuo yra geresni tie, kurie skaito knygas vaikai už tuos, kurie neskaito? Tai aš manau, kad bendras išprusimas gerėja, raštingumas ir šiaip, manau, žymiai įdomiau gali susirasti net patį tą herojų savo, koks tai esi gyvenime knygoje. Iš tikrųjų, žymiai yra protingesnis ir įdomiau nes su žmogum bendrauti, kuris yra skaitęs daugiau knygų, daugiau žinojęs. Net per knygas galima būti kitose šalyse, kurios tu nesi, sužinoti apie tą šalį labai daug dalykų. Supratau iš tavo sklandžios kalbos, kad esi perskaičiusi labai daug knygų. Taip, man labai įdomu skaityti, iš tikrųjų stengiuosi savo laisvalaikį skirti knygom. Antrajame bibliotekos aukšte įrengta atvira renginių salė, suteiksanti puikias galimybės kamerinių kultūros vakarų, susitikimų su rašytojais organizavimui, taip pat įvairių parodų eksponavimui. Judėjimo negalią turintys žmonės į antrą aukštą galės patekti pasinaudoję naujų modernių keltuvų. Skaitytojai su regėjimo negalėmis turės galimybę skaityti garsinės knygas, gaunamas iš Respublikinės aklųjų bibliotekos. Na, o bibliotekoje įsigytas elektroninis skaitytojo bilietas galios visose šalies viešosiose bibliotekose. Šiandien organizuoto renginio dalyvius muzikos garsais sveikino kanklininkė Asta Jonkutė ir saksofonininkas Tomas Čiukauskas, o žaismės atidarymo iškilmėms suteikė jaunieji teatro niša studijos aktoriai. Taigi jau perkirpta simbolinė viešosios bibliotekos atidarymo juostelė. Pastatą pašventino Druskininkų parapijos klebonas Kęstutis Masevičius, o bibliotekos kolektyvas jau kitą savaitę lauks visų, kuriems skaitymas yra būtinybė, malonumas, poilsis, proto ir dvasios penas.